Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresnės psichikos žiūrovams. Šiandien laidoje. Ružavo Porsche automobilių gaudynės. Namo apiplėšimas viduryje baltos dienos. Neadekvatus BMW vairuotojo elgesys dėl merginos. Skaudžios pasekmės pareigūno tarnyboje. Gautas A lygio iškvietimas. Name suveikė signalizacija. Pareigūnai skuba į įvykio vietą. Kilo 42+1 į namą. Mačio Mersa, ką čia prie namo. Einam, čia. Mes dabar matome, kaip miestelį vyksta apiplėšimas. Ir mūsų pareigūnai šio miestelio labai greitai ir efektyviai sureagavo ir laukė plėšiko, kol jis išeis į kiemą. Stovė įtartinas Mercedes automobilis, o mūsų pareigūnai laukia ir jį pasitiks su teisybė, dorybė ir pistoletais. Čia reikia atsargiai, bet dar sušaudys. O Mercedesą palauk, pritrauksim. Blemba oras. Kažkas dar atvežiavo. Jo. Motociklas. Gali būt galimai šitas skautas. Gali būti. Pranešė plėšikai, kad pareigūnai yra. Pirma serija taip lengvai sakė, be jokių nesąmonių. Jau įsitraukė ginklus. Įsitraukė ginklus, o ne? Jo. Reikia pritraukti. Koks tai? Buvo klaidingai suveikus signalizacija. Vidai radome 2 asmenys, kuris buvo vienas namo savininkas, kitas draugas, kuris tiesiog atėjo atlikti IT specialisto paslaugas. Patruliuojant pastebėtas greitį viršijantis automobilis. O? Kurie laksto per tą lietų. Pakomentuok, broli. Iš karto. Imk mikrofoną didelį. Į 10 Sankryžas, žinau, gal sustojam. Kurčias, Tai čia mane stabdot ar kaip? Taip, sakom, sustoti dešiniam kelkraščių sankryžos. Klausau. Labas, Labas. darykit langą. Labas vakaras, pareigūnas Petras Dėdauskas, Delta 65. Žinot, už ką esat stabdamas? Tai gal ten čiut greitį viršau, bet labai nedaug. Taip, viršėt greitį. 50 galima važiuoti, važiavo 73. Ar turit vairuotojo pažymėjimą? Tai žinoma, Kaip pateikit? prašom, pana. Aha, dėkui. Kamera suges paskui nebeveiks, ar lietu. Čia žinokit, kamera neperšlampama šitą. Ai, viskas aišku. Gerą techniką įsitie. Gerai, čia pati geriausia. Prašau jums baudėte, šitas atsimokėk per 10 darbo dienų, prašau jūsų vairuotojo pažymėjimais ir stenkitės nelakstyti šitaip. Gerai, tai nelabai daug viršių, pareigūnai. Viso gero. Jo, nedaug, bet taip minimaliai ir išrašiau. Va, dėkui. Greičiau viršim miestą. Tai va, viso gero atidėm. Viso gero vakarą. Tai sam. Viso gero. Pareigūnė, papasakokite, kas įvyko, kaip su situacija susidarojot. Ei, situacija eilinė, viskas čia buvo gerai, pilietis sustojo, šiek tiek kolega paveikė, nes buvo svarbesnis skambutis jam negu darbas, šitą teko pačiam išlipti iš automobilio, nes esu vairuotojas, tai viskas tvarkoj, viskas buvo išspręsta, vairuotojų išrašyta 300 eurų bauda už greičio viršimą mieste. Patruliuojant pastebėtas chuliganiškai važiuojantis automobilis. Vyksta įtemptos gaudynės. Delta 659 rožinės spalvos Porsche. Važiuojam po 375. Degalinę važiuojam po 374 link, po truputį link ligoninės 379.
3379 nusuka į dešinę, važiuoja link parašiutų link KMA. Suka į kairę 3381. Suka į dešinę link 390, po link parašiutų. Į kairę suka 3389, važiuoja tiesiai link kasyklų. Suka į dešinę. Suka į autostradą. Link ligoninės senos 396. Perinkim 10-20 ekipažą. Sergei. Duok, atvažiuok. Rūksta iš jo dūmai. Rūksta jau. Dešim 9 pagausim, manau. Pagausim jau rūksta. Koks tai neadekvatas tikrai. Gaudymas vertas veiksmo filmo scenarijaus. Блядь, kur tas akmuo, jupškmai. Nu dabar laikykitės, turim prisivyti. Laikykis, broli. Oi! Stabdyk! Gaudėm automobilį. Automobilis po vienu iš klaidinančių šuolių sugebėjo suklaidinti du policijos pareigūnų ekipažus ir bėglį pametėm. Skelbėme paiešką. Va taip ir būna, kai prisižiūri asmenys Baby Driver. Patruliuojant pastebėtas dar vienas greitį viršintis automobilis. Jis yra sustabdomas. Vakaras. Sveiki. Petras Dedaskas, Delta 65. 98 sustabdęs automobilį. Kai kur skubėt? Blemba pas bobelę turbūt. Vėliau pažymėjime. Nu, žinokit, reiks išlipti tada man. Sitraukit pareigūnus. O ko žia vilmoja? O ko žia šneko, blėt? Paro laida. Neįskriauskit manys pareigūnus. Tai neįskriauskit, sakau, blėt. Aš jūsų neskriaus. Tai tu eik tu nahu picotų šuras. Tu sako, neįskriausi, blėt. Neskriaudėm. Tai kaip man dabar vaikam burgerį nupirkt? O žinokit, nežinau, reikia ne. Kas ne? Nereikia viršyti greičio. Nu, kiek veršita buvo? Leidžiamas 50, viršijote 32. Kaip jūs manot, kaip pareigūnas susidarojo su jūsų situacija? Iš tikrųjų, pareigūnas galėjo tiesiog biškį paimti. Nu, net nekreipti dėmesio, ar ką jūs turėjote minėti? Nu, taip. Paimti. Nu, bet įstatymas visiems vienodas, argi ne? Ne, tai jo, bet pinigų ir pareigūnų reikia. Ir paėmęs šitas pareigūnas iš manęs dar netiek ir nekart. Nu, supratau, gal turit kokį dar komentarą, gal norit kažką pasakyti? Nu ką aš galiu pasakyti, nu pareigūnai dirba savo darbą, yra šaunuliai, baudžia atsakingai, reikšmingai ir už tam tikrus teisingus dalykus. Tai iš tikrųjų, pareigūnai maladėts.
Supratau. Ačiū. Ačiū jums, ačiū jums. Čia kolegos laidotuvis. Tiksliai nežinau, žinokit, nebuvau tuo metu, kai žuvo. Nelabai ką galiu pakomentuoti. O jūs pažinojate šitą pareigūnę? Nemanau. Norėčiau tarti aro komandos vardu ir atiduoti pareigą šiam puikiam žmogui, atsiprašau, pagarbą šiam puikiam žmogui. Mažai bendravom, norėjom bendradarbiauti daugiau, bet puikiai žinom, kokius kilnius darbus esi atlikęs, kiek žmonių esi išsaugojęs. Tai tebūnie lengva tau ši žemelė. Aro pareigūnai, norėčiau, kad ištrauktumėt ginklus ir atiduotumėt pagarbą, iššaudami 6 šūvius į dangų. Ties šūviu. Pasiruošę? 1. 2. 3. 4. 5. 6 iki galo.